įrašysim visą šitą mūsų transliaciją, tam, kad būtų dar smagiau mums. Nu, tu labai geras hostas esi laidos, aš vandens gavau atėjęs iš karto nemokamai. Nes aš taip paėmiau vandens iš tikrųjų, nes, kaip supratau, žmonių bus daug prisijungus ir klausimų daug gausi. O tie klausimai gali būti kompromituojantis, ko mes, aišku, ir labiausiai laukiame. Aš net rašiau, kad pasidalini šitą, kaip čia, kas nori intymių istorijų. Jungtis prie Okay. Tai aš manau, kad didelė dalis, tai labas rytas visų pirma visiems, kas žiūrit, gal kažkas kitur žiūrit, ne Lietuvoje, tai labas vakaras galbūt, ar labą dieną. Sveiki. Tai šiandien svečiuose, kaip čia, nežinau, ar taip gali sakyti svečiuose. Svečiuose pas save. Svečiuose pas save biure, tikėsi kitam kabinete, Arnas Markevičius. Tai va, labas Arnai. Sveikas, Žilvinai. Kiek metų mes pažįstami? Daug. Geras atsakymas. Aš galiu taip trumpai atsakinėti visą laiką. Taip, ne? Taip. Daug. Taip, mes esam tiek metų pažįstami, kad net miegoja kartu esame. Tu jau pradėjai. Tai jo, aš taip galvoju, mes esame nuo 2004-2005 metų pažįstami. Jo. Dirbam kartu tiek metų. Nu, tai pažįstami buvom tada. Jo, ir realiai labai, kaip pasakyti, man šiandien tokia įdomi diena, tai yra, kad apie žmogų žinai, praktiškai viską, ką gali žinoti. Dar reikia tokį interviu padaryti, nes aš manau, kad labai įdomu tiems, kas mato ir tave, ir mane seminaruose, kaip M-Capital, kaip mūsų seminaruose, ką organizuojam, jie mato mus dabar vienokius. Ir šiandien mano toksai tikslas yra šito viso video transliacijos, kad parodys žmonėms, kad kur buvai tu ir kur dabar esi. Ir kad galbūt tai būtų kažkam tai įkvėpimas, irgi truputėlį pagerinti savo gyvenimą. Ir netgi paliesim tas, kur aš klausiau tą temą apie didžiausius lūžius gyvenime, tokias sunkiausias situacijas. Ir vėlgi parodyti, kad žmonės, net ir verslininkai, net ir tie, kurie turi pinigų, ne? Nes turi pinigų, reiškia, kaip čia Lietuvoje vagis, kad jie irgi turi sunkumų ir tie sunkumai netgi nėra tokie kaip ir mažučiai. Ir kad tiesiog vienas dalykas, kas galbūt skiria, tai yra, kad gebėjimas tos sunkumus įveikti. Tai apie transformacijas, ar kaip suprantu? Jo, kalbėsime apie transformacijas, aš labai noriu pakalbėti apie tavo transformacijas ir apie transformacijas, kurias gal truputėlį vėliau, kai daugiau žmonių prisijungs, aišku, apie transformacijas, kitų žmonių transformacijas, ką tu darai, ką tu pastebi. Tai gerai. Dabar esi verslininkas, mokytojas, sėkmingas žmogus, šeimos žmogus, labai laimingai vedęs, bet kas tu buvai prieš tai? Buvau ne šeimos žmogus, nebuvau vedęs, neturėjau lėšų. Žinai, kaip visos tos motyvacinės istorijos prasideda nuo to, kad nieko neturėjau, miegojau mašiną ir tai ne, aš nemiegojau mašiną, nors esu miegojęs mašiną, bet tik dėl to, kad į palapinę nenorėjau eiti. Mašinai nemiegojau, bet tikrai aš esu užaugęs neturtingai šeimoje, ne tai, kad aš gimiau su viską jau turėdamas ir paveldėjau ir iš to kažkas atsirado, viską aš bandžiau kurti nuo pat pradžių ir dabar netgi žiūri tos savo pasiekimus visada su kuo pasilyginsi, čia taip jautiesi, žinai, ar čia daug pasiekęs ar nesi, bet man įdomu apskritai, nežinau, ar čia laikas klausti žmonių, ar reikia, kad jie prisijungtų dar. Aš gali klausti. Tie, kas esat, parašykit, kas jums apskritai įdomu atrodo iš praeities, kurios vietos jums aktualiausios, mes tada galėsime jas apkalbėti, nes aš esu įpratęs šnekėti apie tą vietą, kai aš net mokykloje buvau toj kastoj, žinot, mokykloje yra kastos ir buvau toj kastoj, kur yra tarpusavį bendraujantis dėl to, kad niekas kitas su jais nebendrauja. Žinai ką, aš manau, kad žmonėms bus įdomu, nes ta situacija, kai aš tą pirmą kartą pamačiau. Gali tu papasakoti apie mane, kaip tu pirmą kartą mane pamatei ir kaip aš atrodžiau. Jo, tai kai aš pirmą kartą, tada buvo, ir aš dar apie tavo mamą irgi turėsiu, prisiminti vieną temą, kad dar norėsiu apie tėvus, apie mamą, realiai, pašnekėti. Tai pirmą kartą, kai aš pamačiau Arną, tai jis vis buvo aukštas, kaip ir dabar. Bet, tarp kitko, aš ne visada buvau aukštas. Buvo laikas, kad aš buvau žemas ir storas. Bet tada buvo aukštas ir kūdas, realiai. Ir Arnas tada dirbo padavėją, aš dirbau Barminų Palangos Šlekę ir mes už baro jį pravardžiuodavom Svirduliu, nes jisai taip eidavo ganėtinai lėtai, dideliais žingsniais. Ateina Arnas savo dėrėm rankom, paima daug bokalų ir nuneša prie stalo ir sako, sveiki. Tai
Aš visiškai atsimenu tave visiškai kitokį, negu kad dabar esi. Tada baruose buvai vienas dalykas lėtesnis. Tikrai žymiai lėtesnis. Tikrai žymiai lėtesnis. Buvau silpnesnis. Silpnesnis. Tikrai mažiau mokėjau muštis. Aš net taip, nežinau, žodis gražiai vartotas viešai, bet buvai Užduhintas. Gali vartoti. Užguitas visiškai savo mamos, nes aš atsimenu vieną, galvojau taip, koks geras sūnus pagalvojau, bet galvojau, bleba, tai visiškai šūdas yra, nes tu visus pinigus, ką uždirbai vandenį vasarą, tu atidavai kam? Aš jau tiksliai neprisimenu, bet aš bet kokią atveju, nuo pat pirmo savo darbo, kurį dirbdavau, aš visus pinigus atiduodavau šeimai, tai reiškia mamai, nes mes buvom, aš ir mama likė, nes sesuo jau buvo išėjus savarankiškai gyventi. Tu, kaip atsimeni savo gyvenimą prieš tos 11-12 metų gaunas atgal, ką tu prisimeni iš to, kokios tada buvo vertybės, koks tada buvai, ką tu prisimeni? Ne tiek vertybės, šiek tiek savivertė yra labai geras klausimas. Ta prasme, tas pats, ką aš pasakoju apie mokyklą, kad aš buvau toj kastui, tas pats yra ir kai aš dirbau padavėju. Aš nepaisant, kad buvau toj kastui, aš norėjau kažko gyvenime, supratau, kad kadangi mes gyvenom pakankamai vargingai, pavadinkim, pinigų nebuvo, tai galvoju, vienintelis būdas, kaip padėti šeimai ir dar kitko, aš net jaučiausi kaltas dėl to, kad mes neturim pinigų, nes aš jau esu, pavyzdžiui, 16 metų ir kaip aš jau galėčiau prisidėti prie šeimos ir dėl to aš netgi pradėjau pirmus darbus ir aš pradėdavau atiduoti pinigus, prisidėti prie šeimos, kad šeimai būtų geriau, nes aš toks buvau... Šeimai tai reiškia mamai. Mes buvom... Išverskime, nes tu augai be tėčio. Taip. Tavo rolė iš esmės gavosi kaip, Aš pradėjau jaustis, lyg aš turėčiau būti vyras šeimoje, aš nelabai supratau, kad 14 metų aš turbūt nesu pajėgus to daryti ir kad tai yra ne mano atsakomybė ir jeigu aš tą darysiu, tai aš dalinai galima padėti, bet po to pradėjau aukoti save. Tai aš lygiai taip pat ir tuose darbuose, kai pradėjau dirbti, aš norėjau atiduoti viską, kad būtų geriau šeimai. Ir dirbant, aš lygiai taip pat buvau tas toks žmogus su žema savivertė. Jeigu mokykloje yra žema savivertė, tu pereini į darbą, niekas nepasikeičia, tu būni su žema savivertė, tai reiškia, kad tave kažkas stengiasi apstumti, padaryti kaip jiems reikia. Bet iš kitos pusės aš buvau labai analitiškas ir aš pradėjau aiškintis kelius, o kodėl vienų neapstumė, kitus apstumė, kas čia vyksta. Ir Arnas greit išsiaiškino, kad gali būti gerus santykius turėti su barmenais ir su virtuvė, palikdamas arbatpinigių ir žiūrėk, jisai kyla. Taip, aš net pirmam padavėjo darbę pradėjau išsiaiškinti, buvo taip įdomu, kad pradėjau dirbti padavėjų, pradėjau gauti arbatpinigius, pradėjau analizuoti, kas lemia, kad žmonės gauna arbatpinigių. Tiesa, mano išvados buvo pakankamai prastos. Aš nelabai supratau apie pardavimus ir apie tą sritį. Bet aš pradėjau suvokti, kad jeigu tu pasiemi turtingesnių, didesnių klientų staliuką, tu gausi didesnius arbatpinigius, tikėtina. Logiška. Ir aišku, už tai pradėdavo pykti ten kažkas iš tų patyrusių padavėjų. Tada supratau, kad jeigu tu jau pasiemi geresnius dalykus, tu turi turėti ryšių su baru, su tuo, su senu, nes kitaip tu nespėsi jų aptarnauti. Toks grinai analitinis darbas man ten vyko. Bet čia verslu, bet tai yra verslu, ne? Tu, čia aš uždirbsiu daugiau pelno, tos daugiau arbatpinigių, bet man reikia čia sudylinti su baru, su virtuvė gerai, su visais. Nes tu negausi arbatpinigių, tavo baras tavo užsakymo neduos. Laiku. Taip, ir tada klientai lauks, jie bus pikti, tai negausi arbatpinigių. Aš buvau suvokęs apie pardavimus nieko nesupratau, tik supratau, kad jeigu žmonės bus pikti, arbatpinigių nepaliks. Žinau šitą, kad negalima pykti. Bet irgi susijęs su savivertė, nes aš tengiausi, kad nepyktų mama, nepyktų draugai, nepyktų aplinka. Visiems būtų viskas gerai, visiems įtikti. Tai buvo mano pradžia tokia. Nežinau, gal kas parašė, ko jie apie pradžią nori mano žinoti, arba... Kol kas matau, kad visi parašė, kad girdim ir taip toliau ir panašiai, kad visi girdi, visiems faina, ne? Kol kas, tai kaip ir sakau, kaip Arnas sakė, kad jeigu turite kažkaip klausimų, Jėzus Marija, žiūrime, ar panaikina GPM lengvatą atgalinę tvarką. Davai ne apie tuos dalykus šiandien, ką? Ne apie mūsų profesinius reikalus, taip kad gerai. Ne apie lengvatą vėliau. Bet atgalinę datą negali panaikinti. Okay. Tai klausimų laukiam Arnui visų pirma daugiausia ir... Galite ir Žilinui. Aš tarp kitko irgi gerai pažįstu ir aš galiu jam užduoti klausimą irgi geriau. Okay, negalės meluoti. Tada, iš to tokio užguito žmogaus, jaunuolio, kuris neždavo pinigus šeimai, to biš mamai,
Kada pajutai, kad ta didžiausia lūžį, kas persvertė gyvenime, gal momentą kažkokį atsimeni, kad sakai, kad ne, tai daugiau nebedarysiu, ar kaip tai vyko, kad pradėjai keistis? Visi pokyčiai iš tiesų vyksta palaipsniui, gal dažniausiai prisimeni sprendimus, kada nusprendi, kad jau viskas jau čia taip. Tu turi daėsti iki kažkiek, ar ne? Aš prisimenu vieną tokią intimę istoriją, papasakosiu. Buvo pirmam padavėjo darbe, turbūt aš dirbau ir aš aptarnaudavau staliukus ir ten gaudavau tais laikais 20 litrų arbatpinigių per dieną, man ten būdavo kosmosas, nežinau, ką mama ir aš darysiu su jais. Ir vieną dieną atėjo toks didžiulis staliukas, už kurį ant manęs netgi ir pyko, ir ten toks Hollywoodo aktorius į kavinę atėjo su didžiulė kompanija ir taip jau stapo, kad aš jau pro šalį, jie pasigavo mane, aš juos pradėjau aptarnauti, aš net bijojau jų imti, tipo. Ir jie man paliko 50 litrų arbatpinigių, ar ten 70, neprisimenu, man ten... Taip, per dieną 20 man būdavo gerai, 50 litrų nuo vieno staliuko ir aš tų 50 litrų niekam nesakiau, tiksliau mamai nesakiau, kad gavau. Taip, pasiėmiau savo ir aš jas išleidau. Ir tada pajutau, galvoju, o tai rimtai, čia aš pats ir uždirbęs buvau, čia aš lyg ir neturėčiau jaustis kaltas dėl to, kad aš pasiėmiau savo pinigus, ne, kurios pats uždirbau. Čia netgi sakyčiau, viršpelnis buvo netikėtas, žinai, virš tų 20, kurias uždirbi. Bet tada pagalvojau, kad gal ne visai viskas taip turi būti ir kad aš gal ir save turiu vertinti. Ir nuo to laiko prasidėjo, kad aš pradėjau turbūt galvoti, kad reikia, kur čia tas balansas, kiek aš turiu padėti, kiek ne, nes supraskite teisingai, padėti šeimai, padėti artimiesiems tikrai reikia. Bet kur yra balansas ir koks to efektas, jeigu jūs padedat? Ar nėra taip, kad jūs tiesiog duodat dėl to, kad kažkas piknaudžiauja tuo? Aš atsimenu vieną sumą, kurią tu esi mamai davęs. Ir tada man tada tai buvo, vieną vasarą, tai nebuvo pirmą vasarą, tikrai, tai buvo greičiausiai vandenė, apie 1600 litų tai mamai. Gali būti. Gal tu net geriau pameni negu aš. Nes man turiu šitą, mes tiek apie mamą šnekam, tai aš noriu garsiai pasakyti, kad aš myliu savo mamą, labai myliu savo mamą. Ir viskas yra gerai. Tai jūsų santykiai pasikeitė, ganėtinai smarkiai nuo tų laikų. Dabar yra, jie nuo tų laikų labai smarkiai keitėsi, nuo mano labai stiprios priklausomybės keitėsi iki visiško pasipriešinimo ir labai didelio pykčio ir negražaus elgesio su mama. Net už kurį norėčiau atsiprašyti mamos ir aš esu atsiprašęs ir viešai galiu atsiprašyti. Ir iki to, kad po to aš nelabai radau santykius su mama apskritai, iki to, kad dabar turbūt yra pirmieji kiek čia metai, kada aš vėl pakankamai normaliai sutariu su mama ir aš net noriu su ją sutarti, kas buvo, ko nebuvo. Tai daug buvo pasikeitimų. Aš atsimenu, būdavo taip, skambina mama ir Arnas bukvaliai persikeičia. Mano veido spalva persimaina. Būna fiziologija, čia kaip puolamas žvėris, ta prasme. Ir tu iškart supranti, kad čia skambina mama. Ir ten užtenka, kad 2 kartus suskambėjo telefonas. Būdavo taip. Taip, būdavo. Ja. Tai gerai, nagrinėjant šitą, kas santykius, gal dar, kadangi aš žinau tą istoriją, ne, tai po to dar viena, viena santykių, iš tikrųjų daug santykių krizių, ne, kaip pagalvoju, viena santykių krizė su mama, tave visada palaikydavo sesė, Vaiva, mus netgi, sakyčiau, tame tarpe. Tai visą laiką būsiu dėkingas Vaivai už palaikymą, tai tiek mūsų, kiek verslui pagelbėjo, tiek šiaip kiek mūsų palaikė. Bet dar viena krizė pas tas santykiuose buvo, kur aš rytą nespratau ir kaip elgtis, elgiausi taip, kaip kažkaip man atrodo gerai, dabar žiūriu, kad šutinai. Bet jūs turėjot krizę su žmona. Didelė krizė. Taip, be abejo. Ir čia yra analogija. Mes, jeigu turim kažkokius neišspręstas krizės savo santykiuose su tėvais, jos atsikartos po to kitoj platmėj. Ar tai bus su bendradarbiais, ar su darbdaviais, ar su antra pusė, aš nežinau, bet kažkur kartosis, nes jeigu mes neišmokom išspręsti, tai mūsų, vieni sako, kad čia karmos ratas, dar kažkas, aš esu labai pragmatiškas, žiauriai logiškas žmogus, tai man turi būti kažkur logika ir logika, kurią aš dabar suprantu, yra paprasta. Mes tą patį savo elgesio modelį esame išmokę, mes jį kartuojam kitoj plotmėj ir gaunasi tie patys rezultatai. Kalbant apie tos galbūt dvasinius dalykus, tai aš irgi taip suvokimą tokį turėjau, kad žmogui galima parodyti tas pačias problemas per
dvasinius kažkokius dalykus, per dvasinį švietimą, galima per tą modelį psichologinį, galima per galbūt kažkokius mokymus. Jo, yra įvairiausių būdų. Jo, man jie visi tinka, jeigu žmogui jie tinka, bet aš žinau, kurie man labiausiai patinka ir kurie man yra veiksmingiausi ir dėl to aš visą laiką sakau, kad žmonės savo kelią ieškotų, kaip ir aš ieškau. Tai aš labai mėgstu racionalius ir paaiškinimus ir sprendimus, kada tu aiškiai žinai, ką ir kaip gali padaryti ir mano su žmona situacija buvo ne kokia kitokia. Aš lygiai taip pat su ta pačia maža savivertė atėjau į santykius šeimoje. Ir kad eini į santykius šeimoje su maža savivertė ir būni save pametęs santykyje, tai yra mano visas, aš prisimenu savo ideologiją pačioj pradžioj. Kad, nepaisant tų pradinių draugysčių ir viso kito, kai mes jau su Dovilė pradėjom draugauti ir gyventi kartu ir ruošėmės tuoktis ir susitokėm, aš galvojau, tam, kad santykiai gerai pavyktų, aš turiu uždirbti pinigų pakankamai. Jeigu kažkas nesiseka, tai reiškia, aš per mažai uždirbu, per mažai duodu šeimai ir dėl to man reikia dar daugiau dirbti. Tai mano visas laikas būdavo skiriamas darbui ir kiek likdavo laiko Doviliai. Ir visiškai nelikdavo laiko man. Ir aš net negalvojau apie save, nes tas pats Elgesio modelis, tai aš dar jo nebuvau pažinęs. Viską atiduodi šeimai, tas mama. Taip, viskas atiduodi. Ir blogiausia tai, kad tas modelis reiškia, kad kažkada, jeigu kažkas iš jūsų taip elgėtės, ir aš žinau, kad būna tokių žmonių, nes ateina net ir seminarus, sako, mano istorija identiška taviškinės, aš trumpai būna papasakoju. Tai yra laiko klausimas, kada jūs užknis. Yra laiko klausimas, kada jūs užknis arba tiek, kad jūs pradėsite priešintis ir siūsti ant 3 raidžių visus aplinkų ir sakyti, aš nebegaliu, arba užknis tiek, kad jūs pulsite depresiją ir nesuprasit, kas yra jums, nes jūs tiesiog būsit pavargę, nes žmogus turi, jis gali duoti tiek meilės, tiek visko, kiek jis pats turi. Jeigu jūs neturit pinigų, jūs neturėsit ką duoti, jeigu jūs neturit laiko savo, jeigu jūs patys nepailsit, jeigu patys nepažįstat savęs nemyli, savęs nepažįsti, ką tu kitam gali duoti. Tai ir tais laikais, kai aš savęs nepažinodavau ir savęs, tai aš negalėdavau duoti tose srityse, kur aš turėjau ko. Tai pavyzdžiui, aš pradėjau domėtis pardavimų sritim, tam pradėjom dirbti kartu, tada ir toj srity, kur aš turėjau įgūdžių, aš galėdavau duoti žmonėms smagu būdavo. Gavosi, iš tikrųjų, greičiausiai tiek pas mane, bet tiek pas tave, nes aš iš santykių iki dabartinės žmonos nelabai ką ten. Iki dabartinė lyg buvo prieš tai buvus išmanau. Jo, kažkas tikėjo, kad buvo, bet anyway, apie santykius kalbant, ne? Buvo čia toks nutikimas. Palauk, kažko aš nežinau. Jeigu susivesti Google Žilvinas Butkevičius, atrasite, kad yra dar vienas Žilvinas Butkevičius, kuris yra išsiskyręs su Natalija kažkokia tai. Ir mano mošinė kažkada išgooglinus buvo, kad slaptas. Tai va, bet ne apie tai. Tai realiai, kad ir man ir tau šios darbas teikia daugiau pasitenkinimo, daugiau patenkindavo poreikių, negu kad buvimas antrą pusę. Negu santykiai. Ir taip yra daugeliu, ne tik vyrų, šiaip plačiaja prasme vyrams tai yra labai įprasta, bet ir moterims šiais laikais tai yra įprasta. Nes darbė mes daugiau emocinių poreikių patenkinam nei santykiuose. Ypač jeigu mes nemokam tų santykių kurti. Jeigu mes turėjom tragiškus santykius su savo tėvais arba tėvai turėjo nekokius santykius, pavyzdžiui, kai buvo disfunkcinė šeima, tai išsiskyrė, dar kažkas atsitiko, arba netgi neišsiskyrė, bet nesutardavo, kaip dažnai būdavo, tai mes nemokam mokyti, mes nežinom modelio, kaip reikia elgtis ir aš nežinau. Ir kas yra įdomiausia, kad ta krizė buvo visiems lyg žaibas iš giedro dangaus, išskyrus tiem, kas pažįsta, tau gal nebuvo, tai žaibas iš giedro dangaus. Jo, bet aš nemaniau, kad taip greitai ir taip. Žinai, atvirai, aš netikėjau, kad tu taip gali, kad aš taip galėčiau. Kad tu taip galėtum, nes žinai, visą laiką Arnas buvo tas antiek geras vaikas, antiek teisingas, antiek žodžio besilaikantis žmogus, kad jeigu tu pasakai Dovilei, kad aš ten būsiu tam iki galo, žinai, tai aš galvoju, jisai vien dėl savo žodžio laikymosi jis tą tiesės. Aš tikrai, man ta dalis buvo sudėtingiausia. Tai aš dar tiems, kas žiūri, pasakysiu, kodėl aš tą temą keliu, nes aš tiek, kadangi daug su žmonėm dirbam, tai aš sutinku ir dabar paskutinį savaitę sutikau žmonės, kurie ateina ir sako, mums reikia ten išspręsti finansinius reikalus, nes mes skiriamės. Ir man tavo istorija, tas pavyzdys yra įkvėpimas ir ką aš pasakoju žmonės, sakau, aš turiu vieną pažįstamą, kuris irgi buvo taip ir sakau, ir susitvarkė, gal ir jūs dar turi šansą. Ką aš anksčiau sakydavau, skirtės, tai skirkitės, bet gal ir gerai, ne, next. Bet dabar aš taip, žinai, aiškiai suvokiu, kad
kad vienos skyrybos lems ir kitas greičiausiai skyrybos, ir trečias, ir Tai ketvirtas. jūs galite stebėti, jeigu žmogus turėjo santykius, išsiskyrė ir nieko nekeitė, pabrėšiu, Taip, jo, tai antri santykiai baigsis tuo pačiu, nes vyrai susipažįsta su moterim, moteris būna nuostabi fėja, bet po kažkiek laiko pavirsta ragana, susipažįsta su kitoje ir vėl pavirsta ragana, tai ar nėra taip, kad tas vyras padaro ją raganą? Arba atvirkščiai, žinai. Nes jūsų situacija buvo santykių ant tiek gili krizė, kad jūs jau buvot padavę praškai dokumentai jau buvo tvarkomi ir gyvenot jau atskirai. Nu, ten jau maksimaliai, nebe šeima. Apskritai, žmonės žiūrėdami iš šono galvojo, taigi buvo tobula šeima Facebook'e. Labai geras šitas. Ja, man labai įdomu ir šitie gyvos transliacijos, nes jos yra tikresnės nei nuotraukos, kurias mes įkeliam, nes mes nemėgstam dalintis visais skauduliais, kurie įvyko. Šeimoje suspykom, žiūrėkit, kaip mes susidraskėm. Ir tada... jinai... Like, kaip jūs puikiai pyksatės, ne? Jo, taip nebūna, mes įkeliam nuotrauką, kada mes atostogaujam ir kada būna viskas gerai. Ir mes staiga aplinkiniai sužinojo, kad mano iniciatyva aš noriu skirtis su Dovilė ir kad viskas ir man atrodo, kad nieko gero iš to gautis negali, nes tuo metu buvo praėję kažkur metai ar pusantrų, kai aš pradėjau analizuoti savivertės klausimą savo. Ir aš analizuodamas tą savivertės klausimą pradėjau atrasti atsakymus, kad aš save visiškai esu pamiršęs ir jeigu aš elgiuosi taip, kaip aš noriu, tai Doviliai visiškai nepatinka. Jeigu aš elgiuosi taip, kaip Dovilė nori, tai man visiškai nepatinka. Ir kančia, čia toks apibrėžimas man yra patinkantis, kančia tai yra, kai tu jauti skausmą ir nežinai, ką gali pakeisti, kad nebeskaudėtų. Ir jeigu mes pakliūname į kančios būseną tokią, kur tu viskas atrodo. Girdisi jiems? Jo, jiems girdisi, bet jie klausimą užduvinėja. Gal tai reiškia, galim, žinai, įsivaizduoti, kad labai įdomiai šnekam. Jo, nes virš 100 žmonių žiūri, tai... Smagu. Labas 100 žmonių. Matyt visai apizdarovai šnekam. Žinai, paskelbti apatinius balinius, kas skyrėsi, kas dar kažką. Taip. Tai aš buvau kančios būsenoje, visiškai kančios būsenoje. Aš galvojau, jeigu aš taip elgsiuos toliau, man skauda, jeigu aš elgsiuos kitaip, Dovilei skauda. Ir aš nematau išeities ir aš neįsivaizdavau net elgesio modelio, ką aš galėčiau daryti. Plius, kai dar tu turėjai norą, aš žinau, ne, visiems įtikti, kad visiems būtų gerai. Tai įsivaizduokit tokią, reiškia, situaciją, Arnas nori visiems įtikti, bet jeigu įtinka, pats jaučiasi visiškai nuskriaustas. Sau nebeįtinka. Visiškai tokia, šūdo ratas toksai, kad ką bedarysi, nėra išeities. Taip, ir tu būni, ir įsivaizduokit, jeigu tas noras visiems įtikti yra tau svarbiausias gyvenime įdiegtas nuo pat mažens ir tu jo negali pateisinti, tai viskas, tu būni... Ir aš nebuvau gal tas, kur linkęs į visišką depresiją, aš esu, kadangi aš esu ir verslus, ir versle, aš visą laiką ieškau sprendimų, tai ką dabar daryti? Yra situacija, reikia kažką daryti. Nematau kitos išeities. Iš tikrųjų, mes ganėtinai greit mokam spręsti problemas, ne? Iš to, kaip mes verslą darom, tai mes greit. Kartais su klaidom, bet greitai. Bet svarbu greitai. Aš turiu tą moto, kad bet koks sprendimas priimtas yra geriau negu jokio sprendimo, tai priimu sprendimą, darau, žiūriu, kas iš to gaunasi. Ir aš ko nesupratau tada, kai aš pasakiau, kad aš noriu skirtis ir ten viso ta krizė buvo, aš supratau, kiek bus skausminga Doviliai ir nesupratau, kiek stipriai bus skausminga, nes buvo žymiai stipriau, nei aš įsivaizdavau, nes aš galvojau, taigi irgi nelaiminga. Ta prasme, niekada nebūna taip, kad šeimoje vienas yra tobulai laimingas, kitas nelaimingas ir jie nori skirtis. Nepaisino, kad kiek tai skaudu, būna abu nelaimingi. Ir ta situacija buvo tokia, bet aš dar nesuvokiau, kiek identiteto aš pats prarasiu tame. Ir kiek man tai bus irgi iššūkis. Ir aš esu žiauriai, labai keistai skambės, bet čia turbūt viena svarbiausių transformacijos momentų. Aš esu labai dėkingas šitai situacijai, kas nutiko. Aš esu dėkingas visiems įvykiams, kurie susiklostė, kad aš norėjau skirtis ir kad mes patyrėm tą žiaurę krizę ir ten... Tai buvo skausmingiausias įvykis iš visų mano gyvenime, kokią aš esu išgyvenimas. Tai ten buvo pusę metų, kai mes skyrėmės ir po to pasikeitimai vyko. Bet jeigu ne jie, aš neturėčiau santykių, kuriuos aš dabar turiu su Dovilė, su to pačia moterim ir tokiam gilume ir tokiam atvirume. Ir mūsų santykiai dabar yra ženkliai geresni, negu jie buvo pačioj pradžioj, kai mes buvom įsimylėję.
Ir tai yra, nu... Skamba neįtikėtinai, žinai, kaip čia gali būti, žmonės gyvena kiek jau ten, 8 metus kartu ir, tipo... Jo, po 8 metų vis tiek čia jau... Tai jau dabar, jau pisiproto, ar ne? Nu, aš sakiau, kad intimiam detaliam dalis, tai mūsų seksas yra geresnis negu pirmam gyvenimo šitą laikotarpį, mūsų santykiai, bendravimas yra atviresnis, gilesnis, mūsų tobulėjimas, augimas kartu yra drastiškai pasikeitęs. Ir... Žinai, turi šnekant, net ir man yra lengviau žymiai bendrauti su tavimi. Žinai, čia kita istorija, bet man yra žymiai lengviau ir fainiau bendrauti su tavimi. Žymiai, neišmanau. Tai prasme, viską. Ir kas yra įdomu, kad kai jūs sprendžiat save, su visa aplinka keičiasi jūsų santykis. Ir keičiasi iš įvairių perspektyvų. Tai su vienais pagerėja, su kitais atvirkščiai bėdos išlenda, kurios buvo užglaistas kažkokiais kompensaciniais mechanizmais. Savo ruožtu aš turiu vieną situaciją, kurioje atvirkščiai yra pasikeitę su seserim, mano santykiai yra suprastėję smarkiai ir dalinai ir, nu, ir dėl mano atsakomybės, kaip mes elgiamės iki tol ir tiesiog aš nerandu dabar modelio, kuris veiktų. Nu, tai viena iš didžiausių problemų žmonėms, tai įsivaizduoja, kad jie neturi turėti problemų, tai problema buvo ir bus tik geresnis. Ir dabar turi vis dar problemų? Jop. O, ne, aš galvau, kad jau kai uždirbsim pinigų, atvirai aš taip galvojau, kad nebus problemų. Blin, uždirbom pinigų, šį mėnesį tai iš vis, nu, tikriausiai savo ten kartelę bum nurovėm, bet fuck, problemos liko. Taip. Gerai, dabar įėjom giliai į tą visą, kad krizė buvo, santykiai, skyrybos, dėkingas už tą situaciją. Vienas sunkiausių dalykų tai būti dėkingam už tą situaciją, kuri vyksta ir kuri be proto skauda. Tai prasme, nes aš esu skaitęs, nežinau, kaip patikrinta galima, kad emocinis skausmas yra ženkliai stipresnis nei fizinis. Ir esu skaitęs net, kad identiteto praradimo skausmas yra vienas stipriausių, kokį žmogus gali prarasti. Ir tarp kitko, čia visiems, kas galvojat, gal išsiskirsiu bus geriau, tai supraskite, kad ypač jeigu turit vaikų, arba dar, mūsų atveju buvo net pakankamai lengva situacija, mes net neturėjom vaikų, tai tuo metu skausmas, kurį patirsit, prarasdami savo identitetą, nes išslysta iš po kojų žemė. Tu fiziškai nebesupranti, kas tu esi, ką tu darai, kodėl tu darai. Nu, aš tą labai gerai suvokiu, nes aš panašią greičiausią situaciją turėjau prieš kokį porą mėnesių. Tada su darbiniais reikalais, bet man tada buvo, nu, dar taip nebuvo blogai gyvenime. Jo, ir tai yra toks emocinis skausmas, kurio tu negali vaistų išgerti, negali. Jo, tu nieko negali su savim padaryti, tos metu nori, gali ten trenktis į sieną, dar kažką, tu nuo savęs nepabėgsi, kad taip greit bėgtum, žinai. Gerai, tai dabar aš manau, kad daugumai, kas žiūri, kyla klausimas, nu gerai. Tai jau skrybos, jau čiut nedokumentai paduoti, jau atskirai gyvena. Ne čiut, paduoti dokumentai, mes netgi, ne tai, kad paduoti dokumentai, mes jam dar net į konfliktą, tai koks čia turi būti, jau išsisprendė visi jau klausimai. Finansiniai, atsimenu, jau viskas buvo išspręsta ir jau buvo netgi priimtas teismo sprendimas, priimti nutartį be mūsų buvimo teismo salėje, tai reiškia, jau viskas, jau daugiau nieko nebereikėjo daryti. Net iki šiol prisimenu datą, kada tai buvo gruodžio mėnesį, prieš porą metų. Ir tada viskas pasikeitė. Nu gerai, tai kur ta magija, kas čia? Žiūrėkit, yra mėlyna pilvė ir raudona pilvė. Jeigu tai aišku, santykiai geriau. Ja, tai visi nori tos piliulės. Nėra piliulės, skausmas dažniausiai lemia, kad mes galų gale pradedame eiti ten, kur mes nenorėjome eiti iki tol. Tai pavyzdžiui, aš visą laiką tobulėjimą savo siejau su karjera, su pinigų uždirbimu, su verslu. Ir esu matęs, kad ten yra mokymo apie santykius, apie dar kažką. Bet čia tiems loseriams, ne? Nu, ką jie man padės, jeigu vis tiek blogi tie santykiai? Ir tada parsisiunčiau, ir tuo metu man irgi atrodė vis dar labai brangu, už $300 Anthony Robbinso programą Ultimate Relationship. Bet galvoju, nu, whatever, kas belieka, ta prasme, jeigu aš suprantu, kad jeigu aš jau tuo metu suvokiu, kad jeigu aš išeisiu iš santykių ir eisiu net ir į kitus santykius ir nieko nekeisiu, bus ta pati situacija. Tai atsisiunčiau tą programą, susimokėjau tos $300 ir galvoju, nu, ką, žiūrėsim, kas čia bus ir galvoju, vis tiek nieko nepakeis. Ponas Toni pakeis mane, ne? Jo, ir tu ateini, ir dažnai mes ateinam į mokymus ir sakom, tai vis tiek nieks nepasikeis, bet papasako, kas čia yra, žinai. Dabar vertybių savaitgalį, ne? Tai tarkim, ateitų sakytų, ar netransformuok mane. Taip, ir būna, kad ateina, sako. Prašau mane, pakeiksit, noriu šiandien geresnis. Tai įdomu tai, kad yra metodikų, kurios kartais paveikia, net jeigu mes nenorim, kad jos paveiktų. Ir viena iš metodikų, kuri paveikia tenais, ten yra 6 filmai berods intervenciniai, kur
pasiema šeimą, kuri irgi skiriasi arba turi tragiškus santykius, juos kaučina ir realiu laiku rodo, kaip keičiasi jų santykiai ir rodo, kaip jų santykiai yra pasikeitę po 2 metų, po pusės metų, po metų. Ir kai tai rodo, tai daugelis žmonių sako, tai čia sufeikinti, čia aktoriai, bet aš dėl to, kad aš mačiau tas šeimas, aš po to net į seminarą nuvažiavau, kuriame filmuoti tie video yra ir supratau, kad ten nėra jokio feiko, tai yra kiekviena šeima, kurią pasiema arba kiekvienas žmogus iš tikrųjų taip su juo vyksta. Ir kas yra keista, kad kai tu matai elgesio modelį naują, tai yra video rodo, kaip vyro elgesio pasikeitimas daro įtaką moters elgesio pasikeitimui, pradedi suprasti, kad aš būtent taip ir elgiausi, kad moteris mano Dovilė niekaip kitaip negalėjo elgtis. Jinai privalėjo būti ragana, nes aš ją tokią paverčiau. Bet šitą vietą dar vieną tokį irgi, kas manau, kad įvyko labai gerai, kad Dovilė paraleliai, jūs tada nesikalbėjote apie tai, bet Dovilė paraleliai irgi pradėjo tobulėti. Ir irgi pradėjo kažkokius tai kursus lankyti ir kažkokius tai mokymus. Jo, aš neatsimenu, kur tai buvo, nes... Tai buvo man didžiulis palengvinimas, bet esmė tokia, kad ir kiek jinai tobulėtų, mano sprendimo tai lyg ir nekeistų, ar ne? Taip, iš esmės. Jo, ir santykiuose aš iki šiol esu įstikinęs, kad užtenka vieno žmogaus pasikeitimų, kad keistųsi santykiai, vieno žmogaus, nereikia 2, nereikia, kad abu keistųsi. Bet ir tam pačiam tose mokymuose, kadangi aš esu irgi žiūrėjęs ir ne kartą, ir su žmona žiūrėjęs, ką aš beje rekomenduoju, praškai kiek blaiviai mąstančiam žmogui pasižiūrėti, ten tą Ultimate Relationship Management programą, nes tikrai buvo akivaizdus pasikeitimas, kad netgi vieną žmogų kaučina, kuris atvykęs vienas pats bendros. Net žmonos net nėra seminare. Jo, net nėra seminare. Arba vyro nėra seminare. Ir matau, kad jo suvokimai, jisai pats gauna naujus, kaip sakyti, tos veiksmų modelius, kai jis supranta, ką jis darė iki tol, nes mes vyrai kartais ganėtinai tūpė esam, kol neparodai, taip, kad tu tai darai taip ir gavosi toks šūdas, to tu nesupranti, žinai. Ir matau, kad jis jau visai kitaip ir stovėsina savivertė, viskas transformuojasi, keičiasi į visai ką kitą. Jo, čia mes, žinai, taip abstrakčiai šnekam, žmonėm gali būti, sakyti, o tai, kas čia per veiksmai, tai elementariai, jeigu jūs šeimoje pasiemat ir su antra pusė, moterim reikia atvirumo, reikia pasišnekėti, reikia išklausyti, reikia, kad jos jaustųsi saugios, o jeigu jūs užsidarot nešnekat, kaip mano atveju būdavo, ir aš iš principo pats priversdavau Dovilę pavirsti tą moterim, kuri naudosis manim, nes aš stengdavausi įtikti, kuo tu labiau stengiasi įtikti, tuo jin labiau jaučiasi, kad jinai yra nesaugi. Labai keista, bet, tarp kitko, labai trumpas patarimas, bet gal kažkam labai stipriai pravers. Jeigu moteris iš vyro kažko nori ir jisai visą laiką jai duoda, ką aš darydavau? Jeigu nebegaliu, tai nebegaliu, viskas sakydavau, nebegaliu ir nebėra ten pinigų ar dar kažko, arba laiko jau nebėra. Bet jeigu šiaip prašo, tu stengiasi įtikti. Tai jai pasąmonį reiškia, kad tu esi silpnas vyras ir kai tavęs paprašo, tu stengsiesi įtikti. Ir tai reiškia, kad jin yra nesaugi, nes jeigu kita moteris atys ir paprašys tavęs kažko, tu ją įtiksi. Tu jai duosi. Ir tada moteris, kadangi jaučiasi nesaugiai, jinai užsidaro ir jin tampa vyriškai, jin stengiasi tada būti svarbi, jin tampa ragana ir tai natūralus. Ir atvirkščiai, kas atrodytų keista, jeigu tavęs paprašo ir tu žinai aiškiai ribas, ką tu duosi, ko tu negali duoti, kur tu skirsi laiką savo, jinai tuo metu supyksta, kaip tu čia gali išeiti pats su savim pabūti. Bet pasąmonėje pradeda jaustis saugi, kad tu turi savo nuomonę, tvirtą nuomonę, žinai, ką tu darysi, kodėl darysi. Ir tokie paprasti skirtumai, kad tu suvoki, kad tu pats kūrei, kad santykiai būtų ydingi. Ir aš pats, kadangi aš pats buvau tavo organizuojamą vertybių savaitgalį, man pačiam, žinai, irgi ateini, atrodo, transformuotą savo vidinį modelį, apie ką mes dabar šnekame, tos veiksmus, pakeisti santykius, čia yra tik daug kas įsivaizduoja, kad yra kažkoksai raketų mokslas, kad čia yra, ten, kaip sudėtinga. Bet iš tikrųjų, ką tu parsiveži iš Anthony Robbinso, ką ten pats sudėjai, realiai mechanika pati, yra tiek paprasta. Yra ant tiek paprasta. Ir aš žinau, kad iš tikrųjų užtenka vieno savaitgalio nueiti, tas būtų geriausia nueiti ten į Ameriką, ką ir tu padarėjai, bet aš apskritai galiu išplėsti savo pokyčius. Tai aš žiūrėjau video ir video metu tu pastebi, kad galėtum kitaip elgtis ir kitaip pasikeistų Dovilė.
Nu, ta prasme, kitaip turbūt pasikeistų. Ir kai atsiranda šansas, aš tada pradėjau bendrauti su Dovilė ir sakau, pažiūrėk ir tu šitos video, mes pradėjome bendrauti, mes po to nuėjome į grupinę psichoterapiją ir iš to pradėjau rutuliotis ir mes nutraukėm skyrybų procesą, grįžom kartu vienas pas kitą ir tada buvo dar skausmingas periodas, kurį mes išgyvenom. Bet pats faktas yra, kad pažiūrėjus tos video, aš bandžiau juos taikyti ir nieks neveikia. Ir kai aš tą patarimą pasakiau, jūs irgi galite žiūrėti ir sakyti, nu tai gerai, dabar aš pasistengsiu grįžti žmonį ir sakyti, Boba dabar bus taip, ne? Tai aš nusprendžiau. Kodėl neveikia? Nes mes turim 30, 20, 40 metų, kiek kam iš mūsų metų yra programavimo, kaip mes turime elgtis. Turbūt jau visus yra, kas yra buvę seminare užknisę mano istorijos apie Krav Maga ir ten. Kai mano draugai sako, kad nebepasakok šitas istorijas, žinai. Bet papasakok. Bet yra labai geras modelis, kaip mes suvokiam realybę ir kaip mes veikiam. Nes aš pradėjau mokytis tokio Krav Maga kovos meno, kuris yra kariškiams sukurtas ir kariškis treniruoja. Kas be faina, čia išėm gepto vyrukų ir į krūvą pradėjo tą daryti. Daug, aš nežinau, aš Andrėjau, kai klientų priedžiu, sako, gali baigti gal jau. Ne, ir kiti treneriai turi darbą. Taip, jeigu treniruojasi. Tai jis yra kariškis ir jisai pradėjo mokyti mane, kaip treniruojasi kariškiai. Ir kas yra įdomu su kariškiais, jie turi kitokias mokymosi metodikas. Jie kitaip mokosi dėl to, kad jie turi išoperuoti iš savęs buvusį elgesio modelį išsigąsti. Ir turi įsidėkti naują elgesio modelį, kad kai jie dirba streso būsenoj, jie turi mokėti šaudyti, mokėti dar kažką daryti. Tai santykiuose nereikia mokėti šaudyti, bet santykiuose lygiai taip pat mes nemokam elgtis ir nemokam būti vyriškais, moteriškais, tokiais, kokiais reikia, streso būsenoj. Nu, kai būna konfliktas. Ne tada, kai viskas gerai, kai mes atostogavom, visi laimingi, viskas gerai būna. Atostogų metu visi gerai stovėjo. Tarp kitko, ne, mes su Dovilė visą laiką per atostogas pykdavomės iki krizės. Bet nuotraukas gražias Facebooką keldavom. Taip. Tas, kur šypsomės. Bet mes turim išmokti tos kitus elgesio modelius. Ir treniruotė būdavo taip, kad tu ateini, tu techniškai tave išmokino, kaip čia reikia gintis, bet realiai tu neišmoksti gintis. Ir tada tave pastato, nuvargina fiziškai taip, kad tu negalėtum nieko daryti. Tada tave puola, tu giniesi, bet kai tave puola, kai tu esi visiškai fiziškai nuvargęs, tai išsijungia tavo gynybiniai mechanizmai ir tu jau supranti, arba aš, arba jo žandikaulis pradedi muštis. Nes pavyzdžiui, man, jeigu aš turiu elgesio modelį sustingti, nes aš turėjau tokį elgesio modelį, kai mane puola daužti kažkam į žandikaulį trenkti, man atrodo kažkas neįtikėto, nes aš geras vaikas esu, aš negaliu to daryti. Bet jeigu mane Andrėjus tiek išdulkina, kad aš jau nieko nebegaliu, tada aš jam trenkiu, kiek jau galiu, žinai. Ir toj momentu smegenys pradeda suvokti, kad yra įmanomas naujas elgesio modelis. Ir aš dėka šitų treniruočių pradėjau suvokti, kodėl reikia važiuoti į praktikas ir kodėl neįmanoma knygą perskaičius pakeisti elgesio modelį. Tiksliau įmanoma, bet tai pačiam labai sunku į tą būseną įeiti. Ir tie patys video, kurie nufilmuoti buvo toj programai, jie buvo filmuoti Date with Destiny tokiam seminare Amerikoje. Ir tada mes nusprendėm su Dovilė, kad mes važiuosim tenais, nes nepaisant to, kad mes jau pažiūrėjom naujų video ir čia mes jau turėtumėm tobulai sutarti, mes turėjom krūvą konfliktų. Žiauriai daug. Ir iki šiol mes dar turim tų elgesio modelių, nes juos pakeisti yra sunku. Čia irgi, ką reikia suvokti, kad net jeigu tu augi, tobulėjai, nuėjai tą patį Date with Destiny, nuvažiavai vertybių savaitgalį, kad ir kur. Kad ir kur tu buvai. Ja, ta prasme, tai nebus, kad bum, viskas. Aš netgi mėgstu sakyti, pokyčiai yra mikroskopiniai, iš vis mikroskopiniai. Jie net nėra tokie, kad, ten, tipo, tu pakeiti vos savo elgesį. Tai yra iš visų kartų, kai tu bandydavai įtikti Doviliai, vieną kartą neįtikai. Ir tai jau yra tau didžiulis pokytis po to rezultatams. Nėra taip, kad tai viską pakeičia taip po truputį. Bet mes sugalvojom važiuoti ir tuose mokymuose, kur nuvažiavom, tai yra 6 dienos po 16 valandų. Po 16 suknistų valandų. Aš netikėjau, kiek ten bus intensyvumo, bet kas vyksta po kažkiek laiko išsijungia tavo smegenis, ta logika. Nes pačioj pradžioj, net ir savęs paklausiu, ko aš noriu gyvenime. Jūs gausit visus atsakymus, ką jums sakė tėvai, mokykla, visuomenė, viską išskyrus tai, ko jūs patys norit. Noriu namo, noriu geresnio darbo. Atrodo, jau tada bus gerai, jau uždirbsi, jau bus gerai, jau tada jau bus... Ne. Ir kai tu pas tavai pradedi išjunginėti logiką, tu pradedi jausti save iš tikrųjų, tu pradedi suprasti, ko tu iš tiesų nori. Ir tai vyksta taip pat kaip su Krav Maga, su muštynėm operuoja naują tavo elgesio modelį. Čia tiesiog kitoj srity gaunasi. Ir tavo emocijose tu pradedi dėkti naujus elgesio modelius, kad kai aš esu pavargęs, kai aš esu supykęs, aš vis tiek galiu būti vyras, aš galiu vis tiek būti autentiškas, aš galiu vis tiek norėti to, ko aš noriu. Ir tuo pačiu metu mylėti savo moterį. Ne būti vyras ir jos negerbti, bet būti vyras ir ją mylėti ir su pagarba jai parodyti. Manau, kad dar dalis tų, kas klausosi, kas žiūrimos irgi pagauna, kad dabar Arnas eina ir daužo visiems snukius. Ne, Arnas taip nesielgia ir nemačiau taip besielgiančio apart per treniruotės, kai ten sudalyvaujam. Tai, bet vyrams irgi, ką aš pastebėjau savęs,
aš augau su tėvu skirtingai negu tau, tai to vyriškumo daugiau natūraliai gavosi, bet vėlgi, kiekvieną sekmadienį einam su bičiuliais tą pačią, turim kitokią treniruotę negu jūs, bet yra irgi, kartais turim žydišką vadinamą, Krav Magos, kartais turim brazilišką, kur daugiau imtynių. Nu, man irgi smagu, bet ta vyriška energija, tas pasiglamžimas, pasidaužimas su vyrais, jisai duoda, bent jau, aš po treniruotės išeinu tokios, nucipisęs tik kiek įmanoma, bet labai geros nuotaikos. Labai laimingas. Grįžęs gali, žiūrėk, kaip mėlynę turiu čia. Jo, čia prakirtas, man sako, to čia prakirtas. Tai vargšas, bet kaip jėga, kaip prakirtas. Prakirtas, čia mėlynas, rankos nuo visų smagimas. Nu, bet faina. Tai vyrai, tiek aš žiūrit, eikit kažkokį kontaktinį sportą, omeny, kad yra, nebūtinai turi būti kažkas su muštynėm, bet kažkas tokio vyriško, ledų rutulys, galbūt krepšinis, kur būtų. Aš tai net pridėsiu daugiau, žinai, kad reikia stebėti, kas per vyras yra, nes yra vyrų, kuriems iš tikrųjų to brutalios energijos nestinga, tikrai taip. Tai jiems atvirkščiams patapyti reikia, gal, na, žinai. Jo, čia paieškoti. Čia kam stinga, žinai, bet ypač jeigu darbas pas jūs yra sėslus, taikus, ten su klientais, tai po to išliet kažkur tą energiją reikia. Yra žmonių, kurių darbas yra netoks, jeigu jūs ten esat skolų užmušinėtojas ir gal po to rimtai reikėtų tapyti. Gal ta vieta padėtų, žinai. Jo. Tai transformacijos realios prasidėjo nuo to, kai tu nusprendai, kad įmanoma, po to važiavau į mokymus ir aš supratau, kad elgesio modelis gali keistis tik tada, kai tu iš tikrųjų treniruojasi taip pat kaip tie kariniai mokymai, nes tai vyksta žymiai greičiau. Man tai yra priimtinas modelis. Yra įmanoma ir kiti per meditacijas, turbūt per psichoterapiją, per visus kitus. Ir aš grįžęs iš tų mokymų, iš principo tie mokymai tai drastiškai pakeitė mano gyvenimą ir mano energetiką ir kiek rezultatus. Mano rezultatai, jo, aš tą viešai skelbėjau visur, jau kur aš nebuvęs, kur nešnekėjęs, visur tą patį sakau, per pastarosius 2 metus mano rezultatai paaugo kokius 4-5 kartus daugiau nei per 10 metų prieš tai. Ir, augimo net tempas buvo 4 kartus didesnis nei per 10 metų prieš tai. Ir tai yra rezultatas to, kad aš tiksliai žinau, ką aš dariau kitaip. Nes aš nuvažiavau į mokymus ir aš žinau, aš būdamas sąmoningas jau pradėjau daryti tam tikrus pakitimus. Tam tikras praktikas, kuriuo aš mokinu, tam tikrus veiksmus kiekvieną rytą. Žinai. Gerai, kas, truputėlį dabar, aš vis prie to, ką dabar darai. Kas dabar tave labiausiai veža gyvenime? Kas tau dabar yra didžiausia aistra? Žmonių transformacijos. Aš turiu naują fetišą, aš susiradęs esu net apibūdinimą tam. Aš šiauriai gerai jaučiuosi, kai žmonės verkia iš laimės. Kai, dabar nėra turbūt geresnio jausmo, kai tu sugebi padaryti taip, kad žmogus būtų tiek laimingas, kad jam riedėtų ašaros. Ir aišku, tas dažniausiai yra pasiekima, kai prieš tai būna ašaros ne visai iš laimės, žinai. Jo, skausmo, ne? Tai... Jo, nes mes ne tiek skauda, kiek mes esame įsiskaudinę save ten tose situacijose. Jeigu tai pasižiūri į praeitį, galvoji, kodėl aš ten taip elgiausi, nieko ten. Bet tuo metu, kai tu pradedi mąstyti, tai tuo metu lyg ir skauda. Bet kai vėl iškeli tą situaciją, tą patį, ką aš ir patyriau, kad vėl ašaros kaupėsi, vėl apsižliumbė ir kartą. Nu, aš ten šiaip tą mėgstu daryti. Bet po to tas vidinis išlaisvėjimas ir tas transformacijų jausmas žmonėms yra nuostabus ir aš pats, mes seniai dirbam ir su finansais ir yra labai geras jausmas, kai žmogui kažką padedi sutvarkyti, padedi finansus sutvarkyti, padedi dar kažką ir kai žmogui padedi tapti laimingesniu, tai yra nesulyginamas jausmas. Dėl to aš tuo ir gyvenu dabar. Vienas dalykas, ką aš tam pačiam vertybių savaitgalį, toks irgi bam kaip žaibu toks suvokimas apie tą pirminį klausimą. Ir pasidalink, koks buvo pirminis klausimas, tai iš to, kaip ką aš atsimenu. Tai yra ir kaip gerai mokiausi. Arba kaip gerai mokiau. Tas klausimas, kurį mes savo sąmoningai ir netgi nesąmoningai, dažniausiai čia nesąmoningai užduodam savo per dieną 100 kartų ir jisai kūrė gyvenimą. Tai... Apskritai, klausimai kuria mūsų gyvenimo kokybę, nes kokį klausimą užduodi, tokį atsakymą gausi. Taip. Nes jeigu užduosit klausimą, kodėl man ir vėl nesiseka, jūs lauksite atsakymą, kodėl jums ir vėl nesiseka. Dėl to. Taip, nes tu toks blogas esi. Jeigu tu užduosi klausimą, ką padaryti, kad sektųsi, gausi atsakymą, ką padaryti, kad sektųsi, žinai. O yra tų klausimų, labai teisingai prisimeni, kurie yra įaugę pas mus dėl kažkokių stiprių emocinių išgyvenimų. Ir jų taip paprastai, kai kurie žmonės jos netyčia žino, nes daugybę kartų jau atpažino save, bet šiaip paprastai žmogus jo net nežino.
Jis yra kiekvieną akimirką savęs vis klausia ir jis taip sąmoningai formuoja žmogaus kryptį gyvenimą. Ja. Ir aš dabar, taip, kadangi tu mane žinai, tai greičiausiai ir taip pasakytų mano pirminį klausimą, tas, kuris buvo ir dabar tebėra, tai nėra, kad jis taip... Jo, pas mane tebėra klausimas. Išnyko. Tai mano pirminis klausimas, gal formuluotė nebus pati tiksliausia, bet buvo kaip uždirbti, gauti, pasiekti daugiau. Tai yra kaip kažko tai daugiau gyvenime turėti. Ir kaip visą tai, ką tai kūrė, vienas dalykas, tai yra padėjo sukurti verslą, uždirbti, gauti daug dalykų, ko aš noriu, tikrai. Reikia suprasti, pirminis klausimas turi negatyvės pusės, bet jis turi pozityvės pusės. Galėjau pasiekti tikslus ir dabar net gerai man sekasi su šitais reikalais. Padaryti daug, realizuoti, materializuoti įvairiausius dalykus tikrai man neblogai. Bet tas turi kitą aspektą, labai negatyvų, kad tai yra orientuota į egoizmą labai stiprų. Kad yra, nes gauti tai man, ir ne kitiems. Kas vėlgi gadina santykius plačiaja prasme, ne tik su antra pusė, bet galų galės su visais, su kuo tu turi kažkokį tai santykį. Tai man tas buvo labai toks esminis, gal sakyčiau, momentas, daug esminių momentų vertybių santykį, bet šitą gal toksai aiškiausiai prisimenu ir sąmoningai savęs, netgi priminimų, kuris pasidaręs, kad prisiminti, kai atsisėdu į mašiną, kad prisiminti savo naują tą pirminį klausimą. Tai kuris, mano supratimu ir mano elgesį, matau, kad aš pastebiu, kad tam tikros situacijos aš jau sąmoningiau pasielgiu ir pasielgiu truputėlį geriau negu prieš tai pasielgiau. Ja. Tai apskritai pirminis klausimas, jis užduodamas, kadangi yra dažnai, tai mes jį turėtumėm keisti kiekvieną akimirką praktiškai, kai jį užduodam. Ir aš esu šalininkas visų metodikų, kurios yra tiek nekompleksinės, kad jas įmanoma būtų taikyti. Nes kai labai kompleksinė, didžiulė teorija žmogus išgirsta, jam būna beprotiškai sunku ją taikyti. Neįmanoma praktiškai paimti ir taikyti visko, žinai. Ir yra tokios metodikos, kur pasiemi vieną klausimą prisiminti mes galim. Ir dėl to... Bet nesunku. Jo, ir kai mes pasiemėm tą vieną klausimą, mes galim juo keisti gyvenimą. Tai aš lygiai taip pat po to paties Date with Destiny su vienu klausimu turbūt išvažiavau pirmą pusmetį ir jo integravimas man buvo pagrindinė vieta, su kuria aš gyvenau. Ir nuo to pradeda keistis kitką. Ir tu išmoksti vieną dalyką daryti, po to antrą, po to trečią, ir taip įsivažiuoja. Bet tik tai tiek, kad bėda. Aš visą vertybių savaitgalio teoriją, jeigu reikėtų, aš galėčiau surašyti turbūt į vieną puslapį A4. Jo, ten nedaug kalbasi. Tikrai, teoriškai yra žiauriai paprasta, bet esmė yra tokia, kad pirmas nes 2 dienos po 14 valandų. Ir pirmas 12 valandų žmonės dar būna savo logikoje ir bando gintis. Ir gynybinių mechanizmų pas mus psichologinių, emocinių yra tiek, kad mums sunku net įsivaizduoti. Bando apibendrinti, bando nesakyti savo, kas ir ne man ten reikia pasakyti, ir ne kitiems reikia pasakyti. Savo reikia pasakyti, ko tu nori ir kas vyksta, ir koks tavo pirminis klausimas ir ko tu nori jį pakeisti. Bet žmonės ginasi ir tik tai kažkur 12 valandą, aš taip jau jaučiu iš auditorijos, kada pradeda vykti lūžis, kada jie pradeda po truputį išjunginėti logiką ir pradėti galvoti, tai kaip čia yra iš tikrųjų. Mes lietuviai esame šiaip tokie uždari ir linkę į save būti, savyje ir viešai nekalbėti. Mes daug aš ir tempiu tą apie vertybių savaitgalį, nes man tai buvo savaitgalis, kur labai daug, jis buvo laiku vietoj pagal, iš tikrųjų, man taip susidėliojo prieš tai, kad turėjau didelį skausmą, pokalbį su tavim, tada labai daug man padėjo susivokti, dar su Vytautu Jančiausku, paskui dar vertybių savaitgalis, man tai tie pasitarėjai, kaip 2-3 mėnesiai, man daug tokių pokyčių, kurie nesimato išorėje, bet man ramiau gyvena. Dažniausiai tie pokyčiai, kurie svarbiausia, išorėje vėliau pasimato ir sako, o tau pasisekė. Tai pradžiai būna viduje transformacija. Ir aš tikrai eisiu dar kartą, bet tai eisiu dabar jau kaip savanoris, bet irgi iš dalies iš savanaudiškų priežasčių. Kodėl dėl savanaudiškų? Todėl, kad aš dar kartą norėsiu įsiinstaliuoti tas vertybės naujas, dar kartą toj aplinkoj, toj būsenoj, dar kartą instaliuoti tą pirminį klausimą, dar kartą naujus elgesio modelius, kada galiu būti laimingas ir kada nelaimingas. Nes aš supratau, kad praeina kiek mėnesis praėjo, dar netiek nepraėjo. Nepraėjo, bet jau viskas vis migločiau ir jeigu ne tas lapas, kur mes pasidarėme paskaitimas, tai
vapšė būtų blogai. Nes mikropokyčiai būna. Lieka mikropokyčiai. Aš žinau, po vertybių savaitgalio yra vienas šalutinis efektas, kurio žmonės labai džiaugiasi. Hype efektas pirmas 2 savaitės, kai būna viskas atrodo. Ir mūsų grupsą uždaram irgi visi pirmas 2 dienos, visi ten ošia, visi. Tai dar vat, pasirodo, nes dar 2 savaitės baigia praeidinėti, bet po to viskas pradeda slūgti ir tada lieka mikropokyčiai, bet tie nes nusituok, tai yra užsisenėję viskas ir viską drastiškai bandai keisti, tai šiek tiek tik stumteli. Bet nuo to viskas įsivažiuoja. Šiaip tarp kitko, aš pats vertybių savaitgalį, kai pradėjau daryti, aš pradėjau daryti visiškai egoistiniais tikslais. Aš grįžau iš Amerikos, jeigu paminė, aš tiesiog padariau pristatymą ir sakau, aš norėsiu pasipraktikuoti praktikas tam tikras ir sakau, padarom savaitgalį, kas nori ateikit. Pasidariau, suėjom ir žiūriu, kad transformacijos įvyko ne tik man, kad aš pasipraktikau, bet ir tiems, kurie atėjo dar. Ir tada galvoju, reikia turbūt daryti dar, nes tokių transformacijų aš nesu matęs savo padarytų ir tai yra egoistinis tikslas, nes man patinka matyti, kaip žmonėm gera būna. Tai vėl, tas sąmoningas, tas gražus suvokimas, kad tu dėl savo egoistinių tikslų darai, bet vėlgi kaip tu patenkini savo tą egoizmą, visai kitoks modelis, nes kitas patenkina savo tos egoistinius tikslus, nes apiplėšęs kažką per ką blogo. Turi būti abipusė nauda ir tu sieki tos naudos ir aš tada tik tai pradėjau analizuoti etikos klausimą, nes tai nėra mano metodika, tada susiradau, tiksliau Vytautas tas pats padėjo surasti Robin Modanės Training Akademiją, kuriai moko visų šitų metodikų, pradėjau studijuoti tas metodikas ir dabar darau tos vertybių savaitgalius. 2 kartus per metus aš juos... Labai tas geras etikos klausimas ir dabar aš net nebijoju, kad ir tu sulauki tokių komentarų, kad Arnas Markevičius kopijuoja Anthony Robbinsą. Aš niekada to neslėpiu. Ja. Ir net ir aš pats, kaip aš jau problema, tai ar šitaip sąžiningai imti ir kopijuoti. Bet po togi aš esu nekartą girdėjęs, kaip pats Tonis pasako, kad hebra, aš jūs mokau, parveškite tai į savo, apskritai, vietą, į savo aplinką ir mokyti tos savo žmonės. Ko negalima būtų daryti ir aš kadangi studijuoju Robin Modanės Training, ten yra labai aiškis disclaimeris aprašytas, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti. Tai ko aš negaliu daryti, tai aš negaliu reklamuoti. Anthony Robbins seminaras Date with Destiny Lietuvoje. Arnas Markevičius. Taip, to negali daryti ir niekada nedarysiu ir tai nėra visiškai... Negaliu naudoti jo vardo, brando. Negaliu nei brando, nei vardo naudoti, ir netgi tai, ką aš darau, tai yra iš jo išmokta, bet tai yra perleista per mane. Tai net nėra visiškai jo visos metodikos, net ir jau pirmą kartą, kai dariau, turbūt buvo artimiau jam ir po to viskas keičiasi tai, kaip Lietuvai reikia pritaikyti. Ir ką tu darai, tai tu išmoksti metodikas ir tu jas taikai. Lygiai taip pat, kaip jūs kopijuojat matematikos mokytoją, kai sudedat skaičius. Iš esmės. Tai taip, bet mes tam ir mokomės, kad galėtumėm po to padėti kitiems. Antonis Robbinsas kopijuoja Jimą Rohną, iš kurio išmoko ir Bandlerį, iš kurio išmoko NLP, ar ne? Jie ten galbūt Napoleoną Hillą ir taip toliau. Taip, bet taip vyksta progresas, mes nuo to turim prisidėti ir aš tikrai nenoriu konkuruoti su Tony Robbinsu, jeigu kažkas gali, leidžiat savo, aš visiems rekomenduosiu važiuoti net ne į vertybių savaitgalį, Date with Destiny seminarą, ta prasme, ten yra... Gerai, bet pareklamuokim vertybių savaitgalį, nes... Pareklamuokim. Aš labai noriu jį pareklamuoti. Vėlgi iš savanaudiškų tikslų, kad susirinktų daug hebros, nes žinau, kad jeigu daugiau žmonių bus tokia tvirta labai emocija, aš noriu irgi matyti tas transformacijas, aš pas būsiu kaip savanoris ten ir kiek galėsiu, kiek mano galimės leis, pagelbėsiu kitiems transformacijas pausti. Tai aš tik suprantu, kiek dabar kaina yra vertybių savaitgalio? Kaina yra 180 eurų. 180 eurų. Man tai atrodo yra jokinga kaina. Tai yra jokinga kaina. Jokinga. Aš darau, sakiau, iš egoistinių paskatų, kad man patinka matyti žmonių transformacijas ir tikrai man patinka matyti. Ir aš žinau, kad šiaip savaitgalio mokymai įprastai kainuoja 500-600 eurų. Taip. Ir juos gali pirkti verslo segmentas. Vienintelis segmentas, kuris važiuoja į mokymus, yra verslo segmentas. Tai aš noriu pakeisti iš vis identitetą Lietuvoje, kad žmonės paprasti irgi gali ateiti į mokymus, dėl to aš darau vakarus seminarus už žiauriai mažas kainas, už ten 14 eurų tam, kad jie galėtų ateiti. Ir vertybių savaitgalį irgi darau už kiek įmanoma mažesnę kainą. Nes tai yra prabangus viešbutis. Gerai. Tu moki sudėlioti vertę vis laiką. Prabangus viešbutis yra aparatūra, didžėjus muzika, tai jūs pasitūsinsit taip, kaip niekada gyvenime nesitūsinat ir tiek valandų gyvenime nesitūsinat. Tai yra, vėl, aš jau nekalbu apie tai, kad tai yra atlyginimas tau, kartu dar yra aptarnaujančio personalo, jeigu aš teisingai suskaičiau, tai yra virš 10 žmonių.
Tai tiek, 24. 24 žmonės dar rūpinasi visais tais. Čia kai buvo 100 vertybių savaitgalį dalyvių, tai 24 aptarnaujantį personalo dalyvių. Aš ten žiūriu, ten pasirūpina vandens, servetėlių. Tu ten atėjęs, kaip esi ligonėse, taip nesirūpina, baigti, aišku, tai nesirūpina. O ne kaip, tu ateini ir man net pačiam buvo net nejauku, kad, žinai, kad tiek visko yra. Tiek visko duodama. Tai, to savaitgalio kainą aš tikrai susidėliojęs minimalę, kokia jinai gali būti. Tie, kurie skaičiuoja svetimus pinigus, tai dažnai žiūri, sako, va, tu turėjai 100 žmonių, čia susirinkai, po 100 kažkiek, va, čia 14 000 eurų, kiek tu daug uždirbai per savaitgalį. Bet, pirmas dalykas yra to seminaro kaštai, nes tai yra staffas, didžiai, parom, nes 2 dienas po 14 valandų. Marketingis. Ir tai viskas, kas lieka, tai tie yra 2-3 mėnesių atlyginimai žmonėms, tai, iš principo, ten... Tai nėra komercinis produktas, jeigu žiūrėti iš komercinės pusės, man būtų lengviau padaryti 20 žmonių, žymiai mažiau reikėtų stafo, žymiai mažiau visko, aš tikrai noriu, kad žmonės ten ateitų, dėl to darau mažą kainą. Žmonės, kai sako, tai čia jie tik šneka, tai, bet, aš ne apie taip smarkiai noriu, tik žmonėms... Ja, man irgi taip sako žmonės, kad, žinai, tu čia darai 7 savaičių iššūkį, reikia po 100 eurų. Ir kiek tu uždirbi? Tu lopsti realiai, tu apsėdimą ir lopsti. Bet... Ir aš tą sakau, suorganizuokit patys, susiorganizuokit, nes visi galvoja, kad jeigu 100 žmogus susimokėjo, tai tau 100 ir lieka. Vien banko mokestis yra 3 eurų už pinigų surinkimą. Vien tą įsivertinkit, jau nekalba apie tai visą kitą. Ta prasme. Ir dar vienas dalykas, ko aš negaliu sau leisti turėti kainos, kuri net pirtų mano valandinio atlyginimo. Nes tokiu būdu jūs tikrai nenorėtumėt važiuoti į mokymus, kur lektorius negali sau leisti tobulėti, yra išmokęs prieš 20 metų tą pačią dainelę ir visą laiką ją leidžia. Mes turim tokius lektorius, vadinasi, mokykla ir mokytojai dažniausiai. Tai, yra ir ten gerų mokytojų, bet... Vėl, neabsoliutinant, bet... Bet jo, prasme, turi būti kažkas ir ateityje, šiai dienai net... Visą tai, ką aš sau leidžiu su tobulėjimu, aš leidžiu tikrai ne iš mokymų. Mokymai iš vis yra man tik tai valandinį atlyginimą daug dievė atperka, bet aš turiu backgroundą visą finansinį iš ten, kur mes dirbam. Nepasvarys, kad mūsų finansai iš Capital keliauja. Jo, tai aš dėl to galiu sau leisti daryti tai, ką aš darau ir už kainas, kurias aš darau dabar. Ir mes netgi turim, tiem, kai žiūri transliaciją šiandien, turim netgi nuolaidos kodą. Turim. Kadangi aš tavo draugas, tu mano draugas, tai padarėm, kad su kodu Noriu. Noriu didžiosiom raidėm. Jo, noriu didžiosiom. Kiek ten procentų dar gaunasi nuolaidos? 16-17% nuolaidos. Šis biletas vietoj 150 jo, ir iš ankstinė kaina, kai tik tai paleidžiu vertybių savaitgalį, būna 150 eurų ir dabar tiem, kas žiūri šitą video, gali irgi įsivesti nuolaidos kodą noriu ir jūs turėsite tą pačią iš ankstinę kainą. Jūs dar kažkiek, kiek mačiau, yra išdalinimas tų visų... Jo, ir su tuo pačiu nuolaidos kodu jūs tiek pat procentų gausit nuolaidą ir išdalinimą. Jeigu tiem, kam 150 eurų yra didelė suma ir ją susitaupyti yra sunku, tai jūs galit išsidalinti tuos mokėjimus dalimis. Kažkiek pabrangsta, bet tai irgi yra natūralus pabrangimas dėl mūsų kaštų padidėjimo. Aš noriu, kad tie, kas žiūri transliaciją, kad suvoktų tokį aspektą dėl vertybių savaitgalio. Aš jį labai rekomenduoju. Arnas man už tai moka 0 komisą. Ir dar suprasti vieną dalyką, kad įsivaizduoju situaciją, kad jūs einate mokytis pas savo draugą, su kuriuo esate sukūrę ne vieną verslą, dirbat paskutinius 11 metų, nuo 18 realiai, tai 12 metų dirbat kartu. Ir jeigu aš einu į mokymus ir atsėdu pas savo draugą, su kuriuo užaugęs realiai esu, ir sėdi į mokinio vietą ir mokaisi, ir dar apie tai eini ir sakai visiems, kad jūs irgi dalyvaukit, tai tikrai yra stiprus labai mokymai. Ne mokymai, bet stiprios transformacijos, stiprios patirtys, ką aš labai nuoširdžiai linkiu patirti ir jums, vėlgi, dėl savanaudiškų tikslų, kad Lietuvoje tiesiog būtų daugiau laimingų žmonių, nes labai faina man pačiam Facebook'e matyti. Aš taip iš vis, vieną žinutę dar turiu, prisiminiau, ką aš norėjau pasakyti, aš draugams iš tikrųjų išsiunčiau laišką, bet jeigu yra žiūrinčių draugų, kurie negavo to laiško ir gali būti, kad aš prisiminiau tik tai kelis, su kuriais esu šnekėjęs ir su kitais nešnekėjęs, tai aš kažkada lipdamas iš mašinos po vertybių savaitgalio pagalvojau,
Lemba, mano visi draugai ateis šitą savaitgalį. Ar tai užtruks 5 metus ar 10 metų, aš vis tiek padarysiu, kad jie ateitų. Ar tai kainuos pigiau jiems ar brangiau ateiti. Jie vis tiek ateis, nes keičiasi mano santykis ir tas, ta prasme, ryšys apskritai su tais žmonėm, su tais, kuriems ir taip labai artimai bendrauja, tai yra šiek tiek lengviau, bet yra žmonių, kurie yra labiau tolimesni, tai per vertybių savaitgalį būna taip, kad jie patys pradeda suprasti ir mūsų santykį, ir aš noriu, kad jų gyvenimas gerėtų. Aš visą šitą darau, kad tikrai, kad tie žmonės, kurie ieško savęs, kurie nori, kad jie ateitų, kad jie susipažintų, kad jie pamatytų. Tai... Okay. Dar irgi tokių vertybių savaitgalio truputėlį padedant į šoną, tai yra vėl nuostabi patirtis, manyčiau, toks pasimatymas su savim pačiu. Jeigu norėsite registruotis, tai vertybių savaitgalis. Link aš įdėjau transliacijų, turi matytis ta nuoroda. Dabar kiekvienais metais ir šiais metais investuojam krūvą pinigų į tobulėjimą. Ką tau tai duoda, žinai, nes kaip tu anksčiau žiūrėjai į savęs prieš 10-12 metų į asmeninį tobulėjimą ir kaip dabar yra, kaip tu matai tą asmeninį tobulėjimą? Aš nesveikas šito klausimu. Dabar tai mes abu, man atrodo, žaloti žmonės esame. Žmonės žiūrėdami net kartais sako, nu taigi čia kosmosas yra, nes tas pats David Destiny ten kainuoja 5000 eurų žmogui, plus Amerika ir ten visi viešbučiai ir visa kita. Ir tu važiuoji, tai koks Business Master $10,000 įprastai kainuoja, žinai, ten tie patys kursai dar 10,000. Bet aš žinau, kad tai yra greičiausiai atsiperkančios investicijos. Aš jeigu va taip rimtai uždirbi pinigų ir turi pasidėjęs pas save ten 30,000 eurų ir ar čia nešti į būsto pradinį įnašą ar tobulėjimui, jeigu yra tas pasirinkimas, jeigu yra pakankamai pinigų, tai turbūt abu, bet jeigu yra pasirinkimas, tai aš ne tai, kad rinkčiausi, aš rinkausi, ne pirkti būstą, o investuoti į save, tai investuoti keliasdešimt tūkstančių eurų į savo ir dovilės santykius, nes kas iš to, kad tu gyvensi būste, kurį po to reikės skyrybų metu dalintis. Bet galėsi kažką nuotrauką į Facebook'ą įsidėti. Bet nieko nebus. Tai jeigu yra viskas gerai ir jeigu jūs tikrai tobulėjat ir ieškot ir randat, tai viskas tvarkoja, bet jeigu yra kažkurioje vietoje trukdžių gyvenime, tai yra ar tai asmeniniam, ar tai santykiuose, ar tai finansiniu, ar tai profesiniu, tai be abejo, pirmiausia, aš rekomenduočiau tobulėti. Ar klausimas yra, ar yra poros bilietas į vertybių savaitgalį, koks nors nuolaidą porai? Ne, nėra poros bilieto. Na, aš tiesiog, kad atsakytum. Apie porą pasakysiu taip. Šitas vertybių savaitgalis, kai žmonės ateina ir su draugais, ir su porom, net jeigu jūs ateisit su pora, jūs visą savaitgalį leisit atskirai, per pertrauką susitiksit, nes vertybių savaitgalį vienareikšmiškai yra rekomenduojama būti atskirai vienam nuo kito. Kadangi aš kainas esu neužkėlęs ir nesu padaręs, šiaip kainuoja 500 porai, taip pat 300 vienam, tai yra minimalios kainos, už tą išankstinę kainą, kurią turite su nuolaida noriu, tai yra minimali kaina, kurią galite sumokėti, tai galite ateiti poroj tikrai ir turėti du bilietus, bet turėkite omeny, kad jūs ir sėdėsite atskirai, ir praktikas darysite atskirai, ir tai nėra poros. Taip, lengviau po to vienas kitą gal palaikyti grįžus, bet... Po vertybių savaitgalį mano žmona grįžo, sako, tu ten irgi nueisi, aš tau nupirksiu bilietą. Tai būna, nes grįžta žmonės ir jie sako, nu, reikia man palaikymo iš tavęs, kad tu suprastum, apie ką ten buvo, nes ten yra nedaug turinio, bet visa esmė yra per praktikas praeina. Gerai. Tiesa, čia matau, kad rašom tavęs, kaip aš mandagiai atrašinėjau žinutės. Aš net žinutės atrašinėjau, žiūriu jūsų klausimus ir aš laukiu dar jūsų klausimų internetu. Tai čia matau, kad yra žmonių, kas stebi ir kas jau buvo vertybių savaitgalį ir dar kartą patvirtina, kad yra nuostabi dalis. Tai dabar vienas klausimas, ką aš turėjau dar tavęs paklausti. Aha, apie negatyvą ir negatyvus komentarus, nes vėlgi, kad ir ką gero bedarytum, kad ir kaip tu bedarytum, tu veikiausiai irgi susilauki negatyvių komentarų Facebook'e, čia matau, irgi kažką paheitino mūsų video. Tai, vat, kaip tu anksčiau reaguodavai, tai kaip dabar reaguoji, vat, nu, kaip šito vietoje viskas? Šiaip negatyvas yra skaudinantis dalykas. Kad ir kur bebūtum, kad ir ką tu būtum pasiekęs, būna žmonių sako, aš nekreipiu dėmesio, kreipi tu dėmesį, visi kreipia dėmesį, nes tik tai tiek, kad tu nekreipi dėmesio, galbūt tiek, kad tai pakeistų tavo veiksmus.
Nes kai aš norėjau įtikti visiems, tai kai kažkas heitindavo, tai aš norėdavau įtikti jiems ir keisdavau savo elgesį. Dabar, jeigu man kažkas po mano seminaru komentuoja verslas nuo nulio, tai džiaugiuosi, kad kažkoks verslininkas buvo ten sučiuptas ir baigė savo mokymus, bet aš žinau, kad aš nesu verslas nuo nulio ir aš žinau, kokią vertę aš nešu. Ir viskas, aš žinau savo vertę, aš darau ir aš stengiuosi iš tikrųjų negatyvo neskaityti. Tai yra, stengiuosi, tarkim, jeigu Delfi įdėjo straipsnį apie mane, tai aš nesiverčiu komentarų, nes aš žinau, kas ten bus. Nes ten, labai aišku, tas negatyvas. Jeigu kažkas Facebook'e pakomentavo ten mano viešam profilį, tai jos haidina, man atrodo, mano komanda. Ir, ta prasme, aš net nesistengiu, nes aš net kaip pats haidindavau, tu vis tiek paveikė tave. Jo, tu paskui nešiojas tą per dieną. Įsijungi ir galvoju, kodėl jis taip. Ir iš tiesų, aukštesniam sąmoningumui, kai pagalvoju, kad ypač kai nuvažiuoji, pavyzdžiui, vertybių savaitgalį ir pamatai visus žmonės, netgi tie, kurie atvažiuoja ir pradžioj būna skeptiški ir po to atsiveria, tu supranti, kiek tu myli visus žmonės. Aš tai myliu visus žmonės ir tik tai tiek, kad kai tave įžeidinėja, labai sunku mylėti tą akimirką. Man šito vietoje tikrai reikia dar stipriai dirbti, kad tai man irgi, visus žmonės. Visur, kur aš turiu problemų ir net ir su artimai žmonėm, jeigu ten kažkas vyksta, tuo metu labai sunku yra mylėti, bet šiaip pažiūri iš šono, po to supranti, kad tai yra jo emociniai poreikiai nepatenkinti, jis tokiu būdu suranda kaip patenkinti. Ir kuo tu daugiau kuri, tuo tu daugiau turėsi negatyvo, nes tuo tu labiau netyčia priversijos pasijusti nesvarbiais. Nes jeigu tu padarai didelį renginį, arba tu padarai didelį pokytį kažkam, tai jis jaučiasi netyčia nesvarbus, nes jis nepadarė to pokyčio. O tu nenorėjai jo žeminti, jis jaučiasi pažemintas dėl to, kad tu nori jį patemti viršų, bet tas yra. Lygiai taip pat ir aš sulaukiu to negatyvių kažkokių tai komentarų, tas verslas nulio, tai atrodo jau kaip kukurykštė. Atrodo toks, kad visiems jaučia pareigą parašyti. Verslas nuo nulio yra. Jo, visi, net nėra kitokio verslo, bet iš tikrųjų. Net mes reklamuojam verslą nuo nulio, išnekėdami. Nes mes pradėjome verslą irgi nuo... Šiaip nuo nulio. Ne nuo kažko, ne? Bet esmė ta, kad taip irgi suvokia, kad taip, aišku, to žmogaus poreikiai nepatenkinti, bet vėlgi visi tie, kas... tai yra ne visi gal, didžioji dalis tie, kas rašo negatyvus komentarus, išspinduliuoja tą negatyvą ir visą tai grįžta jiems patiems vėliau, kažkokiu tai, kitokio aspektų vėl negatyvų. Tai vėlgi, manau, kad žmonėms reikėtų suvokti, kad tą, kad tu išspinduliuoji, visą tai ir grįžta. Dabar, gerai, vertybių savaitgalis yra tikrai labai įtempta patirtis. Jeigu žmogus nėra buvęs, nepradėjęs tobulėti, ar ten vertėtų eiti iš pat pradžių? Aš visiems, kurie nėra buvę, tai net prieš vertybių savaitgalį įprastai atsiunčiu dar juos į savo trumpą seminarą, kad jie pajustų, kaip visą tai vyksta. Didžioji dalis būna iš trumpųjų seminarų. Yra žmonių, kurie dalyvavo ir tiesiogiai, ir jiems viskas buvo gerai, bet šiek tiek yra toks įmestas į vandenį. Taip pat kaip aš į David Destin nuvažiavau į Ameriką, nebuvęs UPW trumpajam seminariui Robinsą, irgi buvau savotiškai vandenį, bet išplaukiau tiesiog. Būna šiek tiek sunkiau. Tai tu čia pasakei ir aš pagalvojau, kad aš net galiu padaryti akciją. Jeigu žmonės užsiregistruos vertybių savaitgalį iki gruodžio 20, tai jie gali į motyvacinį seminarą ateiti nemokamai, nes aš visiems, kurie užsiregistravo išankstiniai registracijoje, aš to neskelbiau. Tai nebuvo akcija, kad užsiregistruokit ir tada gausit, bet aš po to padovanoju. Tai aš vakar išsiunčiu jiems visiems dovanų kuponus, kad jie gali užsiregistruoti į motyvacinį seminarą gruodžio 20 vakaro seminarą už €1,5 už registracijos mokestį, kad būtų, nemokamai. Tai realiai. Tie, kas žiūri, tai jeigu kas norit užsiregistruokit, jūs iškart galėsite ateiti į vakaro seminarą, o tie, kas nežinot, ar norit ar ne, tai ateikit į vakaro seminarus kažkokius. Dabar artimiausias bus gruodžio 20, po to kiti bus jau tik tai vasarį kovą, nes šiek tiek ilsėsiu nuo seminarų. Tai gruodžio 20 Litexpo motyvacinis seminaras.lt nueikit. Šitam irgi buvau. Tai irgi ten yra teaseris, ten yra, reikia suprasti teisingai. Neįmanoma pakeisti žmogaus elgesio, jeigu jis prieš tai nesikeitė per 3 valandas, bet jeigu prieš tai keitėsi, tai kartais būna tai jau lūžio taškas. Iš kitos pusės tai būna kartais pirmasis žingsnis, taip pat kaip man pažiūrėjimas Ultimate Relationship, kad tu suvoki, gali būti kitaip. Tik tai reikia kažkur judėti. Dar mes čia, manau, kad keletą minučių galim skirti laiko transliacijai. Kas dabar, kalbėjome apie tobulėjimą, daug mokai kitus, kas yra tavo mokytojai? Ir kiek tu jų turi? Be abejo, turbūt stipriausi mokytojai ir stipriausias mokytojas yra Dovilė.
ir nei kiek neperdedu. Tai yra artimiausi žmonės, kurie yra šalia. Tie, kurie artimiausi, kurie yra su kuriais... Kur nepabėgsi. Taip. Tai iš jų mes mokomės žymiai daugiau. Jeigu žiūrėt į mokytojus, tos tiesioginė prasme, pas kuriuos važiuoju, tai didžiausiai įtaka man be jokios paslapties daro Anthony Robbinsas iš savo. Yra kitų žmonių, kuriuos aš seku, kurių man... Ką dar sekyva? Vėl, aš noriu, kad žmonės... Filosofija patinka. Kad jie turi jie sekti kažką pozityvaus, ne tik tave, mane ar ten dar kažką, bet kad jie daugiau... Aš žinau, kad ir tu seki tokį Gary V. Taip, Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, Gary V Media. Taip. Tai man patinka jo atsidavimas darbui ir jo vertybės. Grant Cardone man kai kuriais aspektais patinka, aš jį kartais pasieku irgi internete. Be abejo, didžioji dalis motyvacinių kalbėtojų ir tų, apie kuriuos turbūt, kur yra klasika, visi Kiyosaki ir taip toliau, aš juos irgi praėjęs ir ten Bodo Šaferis ir tie, kurie ir į Lietuvą važiuoja, tai aš visą laiką stengiuosi, netgi tu pastebėjai, jeigu į Lietuvą kažkas atvažiuoja, aš be abejo stengiuosi ateiti, jeigu kažkas iš žinomų žmonių atvažiuoja į Lietuvą, net jeigu aš prieš tai nesakiau, net jeigu nežinau, ar jisai geras ar negeras, aš jeigu žinau, kad geras, tai dar ir visus kitus paraginu ateiti. Toks. Lygiai, nežinau, pastebėjai pat, bet tu labai teisingai elgiesi, kad tu turi trenerį sporto, į salę. Aš turiu 2 trenerius. Jo, iš esmės, taip pažiūrėjus, tu trenerių nedėliu, pas Kloją Madanės dar, galim sakyti trenerių, kad vėl, ką pastebiu, kad sėkmingi žmonės aplinkui save surenka kitų sričių profesionalus, tai reiškia, sporto fitneso trenerį turi, sporto to Krav Maga trenerį turi, o kas liečia tobulėjimą asmenį treniruotės yra Anthony Robbinsas ir Kloja Madanės, tai reiškia, vėl, kad turit suvokti, kad vienas pats tiek kompetencijų, būtų žiauriai sudėtinga tiek viso gauti. Ir netgi coachingą, reikia nuolatinį turėti coachingą pačiam su savim. Šią dieną aš tai labai džiaugiuosi, kad Vytautas pradėjo studijuoti irgi tą patį Robin Madanės training programą ir aš ateinu grinai į coach, mes lyg ir praktikuojamės vienas su kitu, nes taip pagal mokymų programą reikia daryti, bet iš kitos pusės aš pastebėjau, ko aš ilgą laiką neturėjau, dėl ko buvo tikrai sunku, tai yra coachingas, kad tu turi ateiti ir, kažkas kitas iš šono mato tavo problemas lengvesniai perspektyvai. Tai iš tikrųjų, tai vertybių savaitgalį, nežinau, kiek tu įtakos padarei man, bet ar nedaugiau Vytautas padarė? Sorry, bet. Tai mes apie Vytautą Jančiauską kalbam, tai tikrai nuostabus bičiulis, nuostabus žmogus ir lektorius tikrai turi puikus ir tikrai turi viziją santykius gerinti žmonių Lietuvoje. Tai man labai daug davė ir tikrai Vytauto tas gebėjimas empatiškai išjausti. Apskritai, vertybių savaitgalį mano vaidmuo yra tikrai pakankamai ribotas. Aš iš karto atėjęs pasakau, aš būsiu tik gidas, aš nebūsiu ir žmonės vieni kitiems padaro daugiau, nei aš jiems padarau. Ir žmonės patys savo, iš tikrųjų, ne Vytautas tau padarė, ne aš tau padariau, pats savo darai, ką tu darai. Visi kiti tik būna refleksijai, žinai, ir su kuriais tu būni porose, grupelėse, tie žmonės tavo. Kokia tavo, nežinau, vizija, ką tu nori dar ateityje nuveikti? Aš noriu, taip pats iš savęs, žinai, galvoju, kiek aš noriu plėstis iš Lietuvos, aš labai stipriai myliu Lietuvą. Ir aš labai stipriai noriu pakeisti lietuvių mentalitetą ir suvokimą, kaip galima mokytis ir kad galima keisti tuos dalykus, apie kuriuos žmonės niekada net negirdėjo, kad jie egzistuoja, jau nekalbant apie tai, kad juos keisti galima. Pavyzdžiui, kad savo vertybės arba emocinių poreikių prioritetą galima keisti ir kad jūsų gyvenimo laimės kiekis gali keistis nuo to, kiek jūs keistės patys. Tai aš noriu šitą vietą labai stipriai dirbti. Noriu padėti žmonėms uždirbti pinigų, čia yra kitas sritis, su kuria mes dirbam. Ir beaugant, kažkada man atrodo net tai, kas dabar yra galbūt neįmanoma. Aš kažkada, kai mokyklai mokiausi, man atrodė, kad jeigu kada nors gyvenime aš vairuosiu automobilį, tai jau bus didžiulis pasiekimas. Man taip atrodo. Ir vairuoji? Ir dabar neatrodo labai didelis. Tai aš manau, kad viskas atsiranda su laiku bėgant ir tie tikslai keičiasi ir aš vis brėžiuosi tikslus metams, 5 metams, prieki 10, bet kartais net neįsivaizduoju, kiek smarkiai jie pasikeis, tai labai atsargiai brėžtis, nes kartais išsipildo. Labiau negu tu tikėjai, ne? Taip. Tai artimiausias mano tikslas plėsti lietuvių sąmoningumą
kaip galima mokytis, tas sąmoningumas čia nėra toks pseudo kažkoks mokslas. Aš turiu menį, kad tiesiog, kad Lietuvoje irgi žmonės suprastų, kad smagu gali būti mokytis. Net jeigu jie neįs į vertybių savaitgalį, kad apskritai mokymasis gali būti smagus, kad galima pardavinėti su normaliom vertybėm ir siekiant abipusės naudos ir kad nesistengiant kažkam pakenkti, kad ta prasme, kad gali būti gera savijauta ir darbe, ir veiklo, ir versle, ir kad verslas turi kurti vertę, ir net ir verslininkų mentalitetą Lietuvoje turi vieną iš idėjų keisti dėl tos pačios priežasties į Business Masterį, noriu, kad kuo daugiau žmonių išvažiuotų, žinai. Aš irgi, tie, kas norite varyti pastovinį Business Masterį, tai mes su Arūnu tikrai važiuojam. Ir važiuosiu dar grupelė žmonių. Aš tiesiog net su visais verslininkais pradėjau. Pradžioje galvoju, važiuosiu pats, po to galvoju, reikia pašnekėti su visais verslininkais, kas gali, kad važiuotų visi kuo daugiau. Pagerinti verslo iš visų supratimą. Nes Lietuvoje labai daug žmonių supranta, kad verslas tai yra, kad aš turiu uždirbti pinigų, kas yra, gal ir neblogas reikalas, bet žymiai lengviau kurti verslą, jeigu tu kuri vertę. Vat tas pats geris, šita jo idėja, tai man buvo tokia tobula. Sako, aš nuolatos kuriu vertę. Ir sako, man vienodai visos smulkmenos, kas griūna po to. Nes net jeigu tu po to pradedi galvoti rimtai, net jeigu tu kuri vertę ir nekreipi dėmesio, bankrutuoja įmonė, dar kažkas ten, viskas griūna aplink, bet tu toliau kuri vertę, nekreipdamas dėmesio. Vis tiek tu išvažiuoji. nes vertė yra tai, ko žmonėms reikia. Tu turi sukurti tai, kas yra vertinga ir Čia žiauriai geras pasidarė, nes vakar kaip tik turėjau tokį apie verslą paskaitą ir po to tokį kaip ir workshopą darbo grupėse irgi apie verslininkus ir apie tai, kaip žmonės mato verslininkus Utenoje. Tai tikrai, verslininkas tokį sąrašą rašė, kaip kas yra verslininkas, tai juodi pinigai, vagis, savanaudžiai, geriau kitą užlenks, negu pats bankrutos, tu ten sėdžiu galvoju, wow. Bet žinok, aš spėju, kad regionuose, tai taip ir, ta prasme, dalinai tai yra tiesa, dalis verslininkų tokių yra, bet sakau dalis, ne visi. Bet... Aš manau, kad mažoji dalis, tai tiek, kad kaip žiniasklaida ką rodo, tai dažniausiai, nieks nerodos, kaip pavyzdžiui, parodykime Arno dieną, ar ten, žino, štai žmogus padarė seminarą, transformavo žmonės, paaukojo, nuvažiavo vaikų svajonės, nupirko lovą, param. Nieks, who gives a shit, ne? Visiškai neįdomus, realiai. Vat jūs, tie, kas žiūri, čia tas virš 100 žmonių, jūs esat, biški, mes visi esam truputėlį, kvangyti žmonės, nes jūs žiūrit pozityvius dalykus. Kažkas pasikeitė, kažkam geriau pasidarė. Nes paprastai tu turi, mes tik reaguojam, bet tas greičiausiai iš senų laikų, kada mes dar nuo žvėrių turėjom bėgti, reaguojam į negatyvą, į pavojus, ir tai tada kreipiam dėmesį. Jeigu kažkas pozityvaus, neįdomu. Tai į verslininkų žiūri tikrai ganėtinai taip drastiškai. Bet man tai norisi, kad ir patys verslininkai labai aiškiai pradėtų komunikuoti Lietuvoje, kad mes kuriam vertę ir kad ne tikslas yra išnaudoti ir gauti kiek įmanoma daugiau pelno vien. O kad kartu sukurti vertę ir iš to padėti žmonėms, uždirbti žmonėms. Gerai, aš manau, kad šitą gražią natą mes galime ir baigti, nebent dar kažkokį rasiu... Pažiūrėk, ar yra koks nors gal... Atvirą, įdomų klausimą. Čia ačiū už atvirumą, šaunuoliai, mes, kada esame vertybių sąlygos vertingiausias, rekomenduočiau, aš ten buvau, žodžiu. Kaip reaguoti, žinant, kad žmonės turi labai didelės ir daug taisyklių ir žinai, kad jų neįgyvendins ir būsi blogas? Tai žmonės visi turi daug taisyklių ir visi žmonės, aš tikrai kol kas neradau išimties, jeigu rasiu pasakysiu, dar viešai galėsiu atsiprašyti, bet kol kas matau, kad visi žmonės, kurie iš tikrųjų išsigrynina savo gyvenimo taisyklės, kuriomis jie vadovausi, visi nori pakeisti jas. Nes mes jas suformuojam visiškai nesąmoningai, kažkas mums jiems primeta per emocinius įvykius iš mokyklos, iš to kažkas įskaudino, kai mums 10 metų buvo ir iš to susiformuoja ir daugelis taisyklių prieštarauja viena kitai, tai vienareikšmiškai žmogus turintis taisyklės visų jų neįgyvendins, dėl to mums ir skauda. Čia yra tiesiog fundamentali bėda. Ir vėl, matyt, gaunasi su to įtikimu, kad Žalės Tomas stengiasi įčikti. Čia net nebūtinai įtikti, kai kuriais atvejais gali būti taisyklės prieštaraujančios viena kitai visiškai su neįtikimu. Pavyzdžiui, tu gal nori būti labai svarbus, bet kartu nori būti ir labai mylimas. Bet kai tu būni daug pasiekęs, dalis žmonių pradeda tave heitinti, tu nebemylimasis. Ir nori būti mylimu. O, tai ką čia daryti? Tai taisyklių peržiūrėjimas ir jų darimas tai yra vertybių savaitgalio tema, bet šiaip tai visi žmonės, neturėkite iliuzijų, net ir po vertybių savaitgalių jūs turėsit vietų, kur taisyklės prieštaraus. Galiu paliūti taip. Ir mūsų, sakai, nufilmuotų dieną, aš taip pagalvoju, nufilmuotų dieną,
yra tos dienos vietų, kur, nu, tikrai susitinki su žmonėm ir visi sako, nu, wow, čia viskas taip einas ir tu čia taip iniciatyviai ir viską darai ir tu čia daug energijos turi. Bet būna akimirkų dienoj, kada, jeigu nufilmuotų visą dieną, kur tu galvoji, kodėl aš čia prasidėjau valandą Facebook'e. Žinai, gal kada būtų visai įdomus dalykas, pavyzdžiui, ir rimtai paleidai transliaciją ir visą dieną... Bet čia būtų tas mokslinis efektas, kad jeigu tave stebi, tai tu neseltum taip, kaip tu natūraliai elgiesi, nes tu žinotum, kad tave stebi. Bet kai tu nežinai. Tai būtų. Bet anyway, tai ačiū visiems, kas žiūrėjot. Dar ten klausimus laukiau dėl įrašo. Taip, įrašas yra daromas, jisai bus po praščiai kelių akimirkų. Tai mes būsim dėkingi, jeigu pasidalinsit su savo draugais, ypač tiems, kuriems galbūt tą, ką mes čia šnekėjom, padarys kažkokį, kad ir mažyti pokytį į gerą. Galbūt tas kažkokia idėja, kad vat, aš irgi galvoju apie skyrybas ir žiūrėk, jeigu Arnas susigebėjo sutvarkyti, gal ir aš sutvarkysiu. Gal kas nesijaučia visiškai laimingi gyvenime, ar nori truputėlį laimingesnį jaustis, ateis paklausys ir bus tą. Tai. Aš irgi savo ruožtu noriu padėkoti ir noriu, jeigu kažkas peržiūrėt nuo pradžių iki galo video, tai noriu paprašyti, kad jeigu jūs viduj turit kažkokį klausimą, kuris galbūt buvo atrodo intimus, nenorėjot užduoti, parašykite arnas.markevičius@gmail.com, man asmeniškai aš jums pasitengsiu atrašyti, arba jūs norit patekti, pavyzdžiui, į mokymus, bet jaučiat, kad trūksta galimybių ar dar kažko, tai irgi parašykit man, aš stengiuosi, aš netgi visą laiką esu parašęs, kad jeigu jūs norit, tikrai norit, mes surasim galimybių, bet kam. Aš tiesiog dirbu ir su jaunimu, ir su visais, kad tie žmonės... Žinai, ką padarom? Aš manau, kad nėra, kad čia labai milijonai žmonių dirba, tai yra, žiūri, ir 100. Galiu tavo numerį duoti, kebrai? Geriau nereikia. Geriau mailą rašyti. Ne, užrašyk mailą. Dabar bent jau nuo 20 dienos iki... Okay. Aš būsiu labai menkai online, žinai, bet... Okay, tai anyway, arnas.markevičius@gmail.com, asmeninis Arno Lietuvos paštas, jis atrašinėja. Niekas tas jo neskaito, skaitau tik tai aš arnas.markevičius. Jeigu turėsit klausimų kažkokiu, tai mano mailas lygiai toks pat, tik tais žilvinas.butkevičius@gmail.com ir gali parašyti, jeigu turėsit klausimų arba pasukti. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir linkiu pozityvios, geros dienos ir laimės gyvenime. Iki. Ačiū Jums. Ačiū Žilinai tau. Ačiū tau, kad užsukai. Dabar eisim į savo kabinetus visi, ne? Taip, dabar eisim dirbti. Gerai.